Pradėjom. Labas, Aušrinė. Labas, Ieva. Kokios nuotaikos po 2 dienų įvykdėm 6 dirbtuves, praėjo labai daug ir atėjo pabaiga. Tai kaip jautiesi, kokios nuotaikos, kokios emocijos? Tai visų pirma, tai labai džiaugiuosi šiomis 2 dienomis, kad mes sukūrėme erdvę, kuri yra prieinama, kuri įkvepia jaunimą ateiti čia ir pažinti kultūrą iš tokių skirtingų perspektyvų, susipažinti su 6 skirtingomis kultūros nišomis. Tai pačios geriausios teigiamos emocijos, labai džiaugiuosi už jaunimą, mačiau įsižiebusią tokią ugnelę jų akise, daugumoje iš jų. Tai tikiuosi, kad jie tikrai išsinešė ne tik gerą laiką, gerą patirtį, naujų žinių, bet taip pat ir susidomėjimą šiomis kultūros sritimis. Aš ir šiandien ir vakar pastebėjau tas išeinant iš dirbtuvių jaunuolių šypsenas ir man taip širdį jos paglostė, taip fainai juos žiūrėti, realiai atrodo, kad išsineša kartu su savimi ir atrodo, kad mes jau kažką pakeitėme, jeigu jiems leidžiam apsvarstyti, pergalvoti ir panašiai. Iš kur kilo idėja 2 dienų festivalį daryti? Kodėl į vieną negalėjom sutalpinti? Tai buvo parašyta paraiška Vilniaus savivaldybei jaunimo programų konkursui ir ten buvo numatyta 6 dirbtuvės, tai būtų 6 skirtingi renginiai, bet tada mes sėdėjome su kolegėmis, su komunikacijos specialiste mūsų ir kalbėjom, kaip mes galėtumėm suorganizuoti tokią patrauklią formą šitų dirbtuvių, kad tai nebūtų tik tai vienkartinis renginys, 6 skirtingi renginiai, kur jaunimas tik ateina į dirbtuves ir išeina, bet tada pagalvojom, kad norėtumėm turėti didesnį konceptą, kad tai būtų programa, kad galėtumėm įtraukti ekspozicijas, kad galėtumėm įtraukti ekstra neformalias veiklas, pasidalintumėm tiek apie projektą, tiek apie savo organizaciją. Tai kažkaip nusprendėm, kad festivalis yra geriausias formatas, kad jaunimas tikrai turėtų tokį pilną paveikslą, kas yra kultūra, turėtų didesnį laiką kultūrai. Ruošiantis festivaliui, gal kelios dienos prieš arba tiesiog jį vykdant, įvyko kažkas labai netikėta, gal kažkas tave nustebino, gal kažkas kaip tik nuvylė. Koks buvo toks momentas, kurio nesitikėjai labiausiai? Tai ruošiant tokio tipo festivalius ar renginius, man atrodo, daug visokių yra naujienų ir visokių netikėtumų. Tai visų pirma, tai buvo gal norėtųsi paminėti, kad labai įdomus procesas buvo atsirenkant dirbtuvių vedėjus, nes mes paleidome viešą kvietimą ir atsiliepė tikrai nemažai įvairių kūrėjų su skirtingais savo pasiūlymais ir tada su komanda mes sėdėjom, analizavom, svarstėm, kurie dirbtuvių vedėjai būtų įdomiausi, patraukliausi jaunimui. Tai šitas procesas buvo įdomus, mane tikrai nustebino, kad yra tokių formų, meno ir kultūros išraiškų, kur net jos yra visai negirdėtos, tiek man, tiek tikriausiai plačiai visuomeniai. Tai tas tikrai nustebino. Ir nustebino, kad dalyvių pritraukimas į veiklas nėra lengvas darbas, tai yra visai iššūkis, bet džiaugiamės, kad visai aktyviai susirinko visi tiek iš mokyklų, tiek mūsų kviesti dalyviai iš socialinių tinklų, tai tikrai džiaugiamės dalyvavusiais, o tų iššūkių visokių buvo. Jo, aš vakar, aš iki šiol dabar negaliu ištarti žodį cienotipija. Kažkada išmoksiu. Bet jo, visiškai pritariu ir labai, manau, padarėm įdomų konceptą, kur jie patys ateina pas mus. Tai labai irgi geras metodas tiems renginiams, kurį galim panaudoti ir jaunuoliams, kurie gal kažko ieškosi. Tai va. Ir norėjau kažką pasakyti, bet pamiršau, tai aš manau, galim tuo ir baigti. Šiaip 3 žodžiai, kurie asocijuosi su festivaliu pabaigai. Tai įvairovė, ekspresija, saviraiška, čia vienas žodis. Ir tada 3 būtų toks ekspresyvumas, energija. Labai smagu. Kito renginio? Iki kito renginio. Tok 5.